Labai daug pirkau pudingų parduotuvėje ir galiausiai be abejo, kai daug jų valgai, nusibosta skonis. Tai šiandien nusprendžiau pagaminti pati namuose, pasižiūrėti bent jau alternatyvą ar kažką panašaus tokio pagaminti. Žiūrėkit, šiaip visai pagal konsistenciją. Nu, ale pudingas, ale putėsis toksai, man iš vis kaip į zefiriuką panašu. Tuoj gal paimsim. Nepaimsim. Šiek tiek ištirpo, kol aš čia ruošiausi filmuoti. Bet labai greita, paprasta ir vat, kas taip kaip aš, kaip sakau, pauostai pasižiūrėjimai ir priaugai kilogramą, tai labai puikiai tiks, nes galima šį skaniestą ir vakare, ir ryte. Daug baltymų, labai mažai kalorijų, nes aš čia dėjau tik tais migdolų miltų ir tie, kurie be cukraus ir turi per 100 ml tik 13 ar 14 kalorijų, vieną porciją proteino ir želatino šiek tiek įdėjau, viską sumaišiau, taip sublenduoju iki putėsių tokių, nu vat jau labai stipriai sublenduoju, supili į formas ir that's it, skanauju prie kavos, to linkiu ir jums. Bet, tai tokių ir akim labai faina ir skanu, ne pas mane braškinio skonio proteinas iš papildų pasaulio ir šiaip smagiai labai atrodo, tai aš jums parodysiu, tą ir padarysim kartu. Jo, šiek tiek ištirpo, nu bet žodžiu, toks deserčiukas prie kavos. Labai fainas. Ir sakau, kiek čia bus tų kalorijų. Per visas formas, kiek aš jų užpildžiau, bus gal 200 kalorijų. Ir mano Dominikas irgi mėgsta tokius labai prikolus, jam čia kaip ledai, kaip ne ledai, jisai kartais įmeta į kamerą, užšaldo. Ir jeigu jums galima, nesat varžybiniai dietoje, galite graikiško jogurto įdėti, tai iš vis bus toks tvirtesnės konsistencijos, uogų ir panašiai. Tai tik reikia įjungti fantaziją ir viskas. Ir kaip sakau, mes metam svorį su tokiais paprastais, lengvais receptais. Nepersivalgom vakarais ir laimingos, nes, aš irgi nesu iš tų, kuri daug valgo ir nepriauga, tikrai ne.